2007 metais buvo įkurta Baltoji banga, kuri šiuo metu vienyje daugiau kaip 100 bendrovių atstovaujančių tiek stambų, tiek vidutinį ir smulkų verslą. Tai įmonės, kurios veikia skaidriai, laikosi įstatymų ir moka numatytus mokesčius, sąžiningai atsiskaito su darbuotojais. Pats pirmasis pažymėjimas Lietuvoje, suteikiantis įmonei teisę naudotis Baltosios bangos ženklu 2007 m. gegužės 25 d. buvo įteiktas akciniai bendrovei Lifosa. Įmonės generalinis direktorius Jonas Dastikas sakė, kad net ir esant nepalankiems įstatymams valstybėje, kai už dovaną miestui Kėdainių areną reikia sumokėti beveik 3 milijonus litų mokesčių, jie visuomet dirba ir dirbs skaidriai. Pirmiausia, parodė tokią iniciatyvą. Tuo metu gal ir netgi prezidentas Adamkus. Ta iniciatyva buvo parodyta, mes nematėm, kad kodėl mes negalim prisijungti. Mes dirbom visą laiką skaidriai ir tokius nurodymus turim iš akcininko. Jis reikalauna iš mūsų skaidraus darbo. Paprastai akcininkas reikalauja, kad būtų neskaidriai dirbama. Aš pažįstu vadovų keletą, kuriuos verčia dirbti neskaidriai. Yra tekę girdėti netgi savivaldybės, žinoma ne Kėdainių, bet Kauno savivaldybės valdininkų. Jie nustemba, kad mes dirbam skaidriai. Mes nustembam, kodėl jie taip galvoja. Paprasčiausiai neturim galimybės nedirbti skaidriai, kadangi eksportuojam į užsienį, pernai 98% ir taip kiekvienais metais beveik tiek. Neturim reikalų su mažmeninė prekyba, taip kad neturim galimybės. Nesivaizduoju, kaip galima dirbti neskaidriai. Mokesčių, ką tikrina, tai pirmiausia, mums tikrina mokesčių inspekcija. Ir kažkaip nematom tikslo. Jeigu akcininkas neprašo, tai mums lengviau dirbti. Skaidriai yra visuomet lengviau. Gali ramiau miegoti. O kaip kolegos, verslininkai tai vertina? Kolegos, nežinau. Matot, mes turim tam tikrus privalumus, mes neturim Lietuvoje praktiškai konkurentų. Mūsų konkurentai yra užsieny, ten irgi praktiškai jie skaidriai dirba. Čia blogiausia, kai Lietuvoje, tam pačiam rajone, toj pačioj šaliai, yra daug konkurentų, vieni dirba skaidriai, kiti neskaidriai, tada labai gaunas nelygios sąlygos ir blogai dirbti. Darbuotojai tai vertina? Manau, vertina. Pradžioje galbūt darbuotojai nesuprato, ką tai reiškia, kai gauni vokelį atlyginimą, bet dabar jau dauguma išėję pensiją, mato, kokias pensijas gauna, mato, kai susirga žmonės, kas pasidaro. Manau, kad vertina darbuotojai. Pagaliau pensija, mūsų išėję pensiją gauna normalias pensijas. Galima pragyventi praktiškai iš jos. Tai žmonės vertina. Vos po mėnesio 2007 birželio 20-ąją prie Baltosios bangos prisijungė dar viena įmonė dirbanti mūsų mieste – Nordic Sugar Kėdainiai. Mūsų įmonė buvo viena pirmųjų gamintojų Lietuvoje, kurie prisijungė prie Baltosios bangos. Ir mes labai džiaugiamės, kad Lietuvoje atsirado tokia iniciatyva, kadangi visą laiką mūsų verslo principas buvo sąžiningas verslas ir etiška verslo kultūra. Todėl mums tai buvo be galo svarbu. Mums kaip įmonei, kaip Lietuvoje veikiančiam gamintojui. Tai verčia pasitemti ir pati įmonė ir visi darbuotojai dirbantys čia, jie tai žino, jie tuo didžiuojasi. Ypač mes didžiuojamės, aišku, mūsų galimybę ženklinti produktą šiuo ženklu. Nes tai yra tikriausiai vienintelė iniciatyva Lietuvoje, kuri verslininkams suteikia galimybę parodyti, kad jų verslas yra skaidrus. Vėlgi, dirbantis darbuotojai šioje įmonėje žino, kad visi mokesčiai yra skaidriai mokami, kad jų atlyginimai yra skaidrus, kad tą, ką jie dirba, tą, ką jie uždirba, taip kaip jie mato ir įmonė mato, tai viskas yra vienoda. Ir čia nėra nei paslapčių, nei kažkokių tai manipulacijų. Aš manyčiau, kad kiekviena įmonė Lietuvoje to turi siekti.
kadangi visgi mes esame čia, mes dirbame čia, mes turime palaikyti šituos žmonės, šitą visuomenę ir dirbti Lietuvos labui. Specialistai pastebi, kad kolegos iš kitų Europos valstybių nelabai suprastų ir nevertintų įmonės, kuri dirba nesąžiningai. Todėl baltosios bangos ženklas yra vertinamas. Manyčiau, kad taip. Nes čia nėra vien tik tai mūsų iniciatyva, kai mes bendravome su kitais kolegomis, su kitomis įmonėmis, tai jie džiaugiasi šitą galimybę ir kai kurie netgi, sekant mūsų pavyzdžių, pasinaudojo ir jau tikrai žinau, kad ženklina savo produktus baltosios bangos ženklu. Aš labai tikiuosi, kad pirkėjas, kuris nėra ypatingai jautrus kainai, renkasi pagal tam tikrus kriterijus ir žmonėms, kurie yra sąžiningi, yra svarbu, kad ir produktas, kurį jie perka ir vartoja, turėtų būti sąžiningai pagamintas. Ir svarbu ne tik tai parodyti, kad mes tą darome sąžiningai, bet svarbu, kad ir kiti suprastų, atkreiptų dėmesį ir kad tai būtų galimybė prisijungti prie kitoms įmonėms. 1996 metais mūsų rajone pradėjusi veikti uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos projektai vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų Europos šalių. Todėl nenuostabu, kad taip pat prisijungė prie baltosios bangos. Tai demonstruoja visų pirma mūsų sąmoningumą, mūsų įmonės požiūrį į ekonominę Lietuvos aplinką, į situaciją, reiškia, kurioje mes dirbam ir tuo būdu mes tikim, kad prisidedam prie gerovės, Lietuvos gerovės, ekonominės gerovės kūrimo. Nes nepaslaptis, kuo didesni sumokėti mokesčiai, tuo visiems geriau. Aišku, asmeniškai kiekvienas tą pačią minutę gal to ir nepajaučia. Bet jeigu visi taip sąmoningai elgtųsi, tai tas šviesus rytojus greičiau pas mus ateitų. Visų pirma, gauti baltą algą yra žymiai patogiau, ramiau gyventi, socialinės garantijos ir bankų durys žymiai atviresnės pasidaro, ramiau dėl ateities savo, dėl pensijų ir panašių dalykų. Ir sąžinė, ir vėlgi tas pats supratimas, kad ir tokiu būdu taip pat žmogus, reiškia, prisideda prie gerovės, bendros gerovės kūrimo. Aš esu dirbęs ir didelėse, ir mažose įmonėse, tai kai verslas didelis, tai dirbti sąžiningai yra lengviau, tikrai lengviau. Mažiem verslam, apie tai daug dabar yra šnekama, bet pradėti verslą, jį įsukti yra žymiai sunkiau, jeigu viską darai sąžiningai ir tvarkingai, nes lengvatų dėja tokių realiai apčiuopiamų smulkus verslas neturi, lyginant su didžiuoju, ir tada gaunasi tiem pradedantiesiems žymiai sunkiau, reiškia, konkurenciniai kovoj, sunkiau išsikovoti vietą pasaulyje. Dėl to, manau, ir atsiranda gal kai kokių ir pasvarstymų, kad galbūt galima kitaip daryti. Kiek žinau apie Dotnuvos projektus, apie Dotnuvos projektų įmonės kūrimasi, nes ne aš ją pats įkūriau, tai tokia nuostata dirbti sąžiningai ir tvarkingai galiojo nuo pat įmonės įsikūrimo pradžios. Ir lengviau ar sunkiau, bet jeigu žinai, ką darai, kryptingai dirbi ir sąžiningai dirbi, visada pasieki rezultato. Aišku, gal ten kitais būdais dirbant ir kažkoks tai gal vienkartinis trumpalaikis rezultatas ir greitesnis būtų buvęs. Galbūt. Gal ir ne. Bet šiai dienai turim gerus rezultatus, gerus pasiekimus ir manau, kad tas pasirinkimas buvo teisingas ir
Ir aišku, tai buvo daroma ne dėl baltosios bangos, o iš principo, kad yra visada buvo ir yra toksai nusistatymas, kad dirbti skaidriai ir sąžiningai. 2012 metais baltosios bangos ženklas įteiktas ir akciniai bendroviai Daumantai LT. Man atrodo, jau nuo pat pirmų dienų, kada mes įkūrėm tik tai savo įmonę, 91 metais pas mus savininkus buvo ta vizija, kad reikia, kad verslas būtų skaidrus, kad mes mokėtumėm visi mokesčius, kad tie mokesčiai, aišku, būtų po to mūsų valdžių, vyriausybių, savivaldybių vadovų paskirstomi protingai. Ir ta idėja pas mus visą laiką kažkur tai taip ir kaip vizija tokia buvo ir mirguliavo prieš akis. Ir principė mes tai buvo ne tik vizija, iš tikrųjų mes realiai tą ir darėm. Ir kada atsirado tas judėjimas baltosios bangos Lietuvoje ir jisai toks pakankamai pasidarė aktyvus, tai mes pagalvojom, kodėl? Mūsų verslas skaidrus, mes mokam mokesčius, mes principė nieko neslepiam, kodėl neįstojus į baltosios bangos turbūt organizaciją, taip reikėtų pavadinti, ir garsiai ir viešai pasakyti. Uždaroji akcinė bendrovė Daumantai yra skaidri bendrovė, mokanti mokesčius, besirūpinanti savo rajono, savo miesto bendruomenė, aktyvi jos dalyvė, ir tai mes padarėm. Darbuotojai, aš galvočiau, kad gerai įvertino, nedarėmės kažkokių tai didelių apklausų, aš tik tai kaip tokį juoką visą laiką pasakoju istoriją. Mes darom 2 kartus į metus mūsų darbuotojų tokį visuotinį susirinkimą, aptariam, ką mes per pusmetį, per metus gero nuveikėm, ką veiksim kitais metais. Ir tuo metu čia turbūt kėdainiečiai žino, sklandė tos istorijos apie kaip kurių mūsų įmonių, reiškia, mokėjimą vokeliuose ir taip toliau. Aš taip baigiantis tam susirinkimui rimtų veidų ir sakau, nuo sekančio mėnesio visi darbuotojai dalį atlyginimo gaus vokeliuose. Tai žinokit, būtų buvę įdomu jums, žurnalistam, pamatyti reakciją. Ką reiškia, kada žmogus, darbuotojas įpranta, kad jo atlyginimas būtų toks, koks yra parašytas popieriui, tokį ir į rankas gautų, kada visos, sakysim, sveikatos apsaugos, sodros, sakysim, išmokos irgi skaičiuojamos nuo to tikrojo, reiškia, atlyginimo, o ne nuo kažkokio pusiau tikrojo, pusiau vokelių. Tai pasipiktinimo banga nuvilnijo tarp darbuotojų labai taip ryškiai. Tai matot, aš galvoju, kad darbuotojai supranta ir priima tą mūsų žinią. Gaila, tarp kolegų verslininkų tokios vieningos nuomonės nėra. Dalis bando save pateisinti, kodėl jie vis dėlto nenori skaidriai, sakysim, savo verslo vystyti, kiti tikrai tą daro. Mes ir Kėdainiuose turim kelias įmonės, kurios irgi oficialiai deklaruoja ir yra baltosios bangos nariais. Tai čia vienareikšmiškai negalėčiau sakyti. Tarp verslininkų vis dėlto tai yra ir tokių, ir tokių. Baltosios bangos narėms suteikiamas skaidraus verslo ženklas, kuriuo žymima produkcija, informacinė medžiaga. Deja, mūsų šalyje pirkėjams kol kas svarbiausias kriterijus įsigijant prekę – kaina. Deja, Lietuvos gyventojai dar į šitos dalykus žiūri truputį pro pirštus, ar nenori susimastyti, ar nenori pagalvoti, ar vis dėlto yra didelė, kadangi dalis mūsų Lietuvos gyventojų ir patys, kurie netiesiogiai, bet vis dėlto dalyvauja tose ne visiškai skaidriuose procesuose, nes apklausos rodo apie 30, aš sakau, galbūt net ir daugiau kaip 40% šešėlio yra Lietuvoje, tai, reiškia, žmogus pats dalyvaudamas tam procese visą laiką stengiasi pateisinti arba paneigti, kad tai, kad tu esi, reiškia, sąžiningas, tu moki mokesčius, tai čia nieko tokio, nes jisai nemoka. Tai tikrai mes galvotumėm, kad ateityje tai situacija gerės, tai rodo pavyzdžiai ir Skandinavijos šalių, ir Europos įsivyščiusių šalių, kur labai žmonės aktyviai kreipia į tai dėmesį, ir įmonė skaidri, ar jinai moka visus mokesčius, ar pas ją viskas tvarkoja su, sakysim, socialiniais klausimais, kitais klausimais. Aš galvoju, Lietuvoje irgi ateis tas laikas. Įgydamos baltosios bangos ženklą įmonės viešai pareiškia, kad jos nemoka nelegalių atlyginimų, skaidriai vykdo viešuosius pirkimus, moka mokesčius ir prisiima atsakomybę dėl skaidraus verslo vykdymo.
Mokesčių mokėjimas ir nuosekli politika užtikrina jautriausių valstybės grandžių gyvybingumą, juk darželiai, mokyklos, ligoninės ir kitos valstybės įstaigos priklauso ir nuo verslo. Mūsų rajone 2013 metais dirbo 1018 didesnių ar mažesnių verslo įmonių. Prie Baltosios bangos prisijungė, deja, tik 4. Akcinė bendrovė Lifosa, akcinė bendrovė Nordic Sugar Kėdainiai, uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos projektai ir akcinė bendrovė Daumantai LT. Tai yra viskas dėsninga. Kėdainiuose prasidėjo 2007 metais gegužės 2 dieną pačiai pirmajai asociacijos nariai akciniai bendroviai Lifosa įteiktas Baltosios bangos ženklas ir nario pažymėjimas. Vadinasi, Kėdainiai jau sugebėjo užkrėsti pavyzdžių ir kitas įmonės, todėl jų yra procentaliai daugiau Kėdainiuose negu lyginant su Lietuva. Aš nemanyčiau, kad Kėdainių mastu yra mažai. Lietuvoje galbūt mažai, bet mes vėlgi, asociacija Baltoji banga orientuojasi ne į kiekybę, o į kokybę. Pririnkti daug asociacijos narių, išdalinti ženkliukus ir tuo viską pabaigti, nėra toks tikslas asociacijos. Norėtųsi, kad visos įmonės, kurios yra Baltosios bangos narės, iš tikrųjų veiktų, iš tikrųjų skleistų tą žinią, teiktų savo idėjas, pačios gyventų skaidriai ir dirbtų ir skatintų tai daryti kitus. Jeigu asociacijoje būtų, tarkim, 1000 narių, tai kaip ir visur, tai taptų 70% popierinių narių, o 30% tų, kurie kažką tai veikia. Didelis asociacijos narių skaičius jokiais būdais dar nepasako, kad tai yra veiksminga organizacija ir kad tai jinai yra gera. Žinoma, reikia pripažinti, kad kol kas Baltosios bangos ženklas nėra pakankamai žinomas visuomeniai. Ir būtent komunikacijos grupė, asociacijos ir pati asociacija suinteresuota viešinti, kad kiekvienas žmogus pamatęs produktą pagamintą ir ant jo ženklą uždėta Baltoji banga, žinotų, kad tas produktas pagamintas įmonėje, kurioje sąžiningai mokami mokesčiai ir, kas yra turbūt labai svarbu, kurioje sąžiningai atsiskaitoma su darbuotojais. Jokie pokyčiai greitai nedaromi. Viską reikia apgalvoti, matyti tai, ką nori padaryti ir pasverti, ar verta tai daryti. Tai jeigu per 7 metus, dabar jau 7 metai, jeigu per tiek metų jau padaryta nemažai žingsnių ir yra pati svarbiausia ta grupė 50-ukas, tarkim, Baltosios bangos asociacijos, jeigu tame krašte, kur prasidėjo šita asociacijos veikla, galim džiaugtis, kad procentaliai mūsų yra daugiausiai, tai reiškia, kad ir toliau tai bus. Bet vienas turbūt iš svarbiausių dalykų, ką aš noriu pasakyti, tai taip mes gyvenam, kad geri pavyzdžiai mažiau užkrečia nei blogi. Tai džiaugtis tuo, kad sąžiningai moki mokesčius, dirbi ir gyveni skaidriai ir skatinti tai daryti kitus, yra daug sunkiau negu gyventi nesąžiningai ir slėpti visą tai. Todėl mes tik tai norim pasakyti, pasidžiaugti, kad turim tokių narių ir tikimės, kad po truputėlį, dar bent per 7 metus tų bangos narių bus daugiau ir kuo toliau, tuo labiau geras pavyzdys bus užkrečiantis.